Padėjo prieš jį tris bylas. Jos 3 skirtingos bylos. Pasirink, kurią nori. Sąžiningai sakau, čia visos po 10 metų. Pasirink, kurią nori ir pasirašyk. Čia tavo kaltė yra, nėra, čia niekam absoliučiai nerūpi. Arvydai, jūs gimėte tremtyje Igarkoje, Krasnojarsko krašte. Taip. Ką jums pačiam reiškia šis faktas būti gimusiam ne savo tėvynėje, o tremtyje? Klausimas įdomus. Kažkaip tai niekada negalvojau, bet aš visą laiką nuo pat mažų dienų, kiek prisimenu, jaučiau pasididžiavimą tuo, kad aš galbūt iš pradžių, kai buvau paauglys tenais vaikas, kad aš esu kitoks negu kad dauguma mano bendraamžių taip toliau. Kažkas tai išskirtinių. Ir jums tai kėlė pasididžiavimą, jausmą, kad jūs esate kitoks negu visi aplinkui jūs. Kaip jūsų mama Ona prisiminė 1948-uosius, kai kartu su močiute Petronėle buvo ištremta į Sibirą? Ką ji pasakoja apie kelionę, atvykimą, pirmuosius susidūrimus su šaltu ir svetimu kraštu? Šiaip mano tėvai ir tėvai ir močiutė, jie labai nenoriai kalbėjo apie šitą, galbūt ir baiminosi. Ir taip toliau. Dar vienas dalykas, kaip dabar galvoju, jau nepakeisi nieko, bet būčiau, kaip privertęs galų gale įkyriai gal, kad pasidalintų tais prisiminimais taip toliau, bet tais laikais nebuvo tokių, kaip pasakyti, poreikio, kad daugiau sužinoti. Va tokios likusios nuotrupos, kaip pagrindinė, kaip išvežė šičia labai mažai likę, būtent tas suėmimas atvažiavo tėvai, kaip močiutė, mama, kiek iš prisiminimų. Ačiū Dievui, kad tremti atvažiavo kareiviai, rusų kareiviai, o ne stribai. Nes stribai praktiškai pasiimti nieko neduodavo. Čia yra iš šitų, iš tėvų prisiminimų. Išvežė kai kuriuos, kaip ir kaimynus, taip toliau išvežėte kaip stovi. O kareiviai, ir kaip prisimenu močiutės, kaip mama sakė, aš sėdėjau, jauna moteris buvau, neseniai buvo mirusi mano sesuo 2 metukų. Mirė, nesulaukė, galbūt ir Dievas pasiėmė, kad nebūtų tų kančių. Бабушка, что ты кушать будешь? Там ничего не будет. Kareivėlis, kuries močiutė puldinėja, nežino. Rusų kareivis, jisai puolė, nupjovė lašinių kelias paltis. Taip toliau puodų įdėjų, nes nieko neturėsi. Šitą įdėjų. Būtent šito, kad kareivis irgi yra žmogus ir netgi iš tos mūsų nekenčiamos Rusijos, bet jisai yra, dar jie nebuvo šitaip sugadinti. Dar jie atjautė žmogų kitą ir taip toliau. Jie šitą žinojo, kadangi buvo, kaip jie jau 40 metų daugiau gyveno šitam, kaip galbūt nukrypsiu, kaip mano tėvukui, kaip sakė karininkai rusų. Sako, palaukit, kaip jūs galite šitaip vienu žodžiu, sako, palaukit, kaip jums reikės mus pasilikti per metus laiko, jūs pamatysite, kas mus pasiliks. Tai jūsų mama, tėvai nepasakojo tų detalių, kaip tas vykimas vyko, kaip pats... Vežimas yra vienintelis šitas. Mano mama ir močiutė papuolė į šitą žinomą traukinių katastrofą.
jos dalyvės yra šitos, kada susidūrė du traukiniai Rusijoje, neatsimenu kažkur tai Rusijoje. Kaip sakė, vieni vagonai ant kitų sulipo, jos buvo vidury centre traukinio, jų vagonai išliko sveiki. Jos liko gyvos, nesužeistos nieko. Sužeistų, su vienu žodžiu, žuvusių buvo labai daug. Surinko visus vyrus iš traukinio, su sargyba, iškasi tranšėjas, sumetė, nepalaidojo, bet sumetė žmonės ir užkasi ir tenais prie to geležinkelių taip ir visi liko. Paskui buvo suorganizuotas kitas transportas ir Taip. toliau tęsė tą kelionę. Taip, toliau vežė šitas. Taip, tokie epizodai, epizodiškai labai, Taip. vienas antras, kas matyti ir jiem įstrigo labiau vat, kai būdavo vaikas, vat, kada šnekėdavosi tarpusavį, ką išgirsdavau šalia sėdėdams. O ar yra kokių tai atsiminimų, kaip tas pirmas įspūdis nuvykus į tą svetimą kraštą, koks tai buvo? Ar tai buvo pavasarinis trėmimas? Bet vis tiek turbūt ten jau buvo pakankamai šalta. Dabar netgi niekada nesusimaščiau apie tai ir nepasakysiu. Bet kiek žinau iš tų pasakojimų, tai buvo ruduo ir ten jau išvažiavo šičia rudenį, tenais jau buvo žiema, gili barakai, taip toliau, badas, šaltis, nieko neturint. Tėvukas tuo metu jau buvo lagerį, 10 metų gavęs, jisai Norilską statė, vadinamą, kaip pasakyti, komjaunuoliškos statybos. Tai vat irgi iš tėvuko pasakojimų nuvarydavo kalinius šalin, atvaro komjaunuolius, uždeda prijuostes, pasiima kelnę, plytą, nufotografuoja ir visoj sąjungoje rašo, kad tai yra komjaunuoliška statyba. O statymas buvo grinai absoliučiai vien lageriai ir vieni kaliniai. Koks buvo jūsų tėvas iki ištrėmimo? Kuo jis gyveno, kuo tikėjo, kuo užsiėmė, kokia veikla? Jisai buvo pašto viršininkas. Nebuvo jisai baigęs ten didelių mokslų, panašiai, atitarnavęs Lietuvos kariuomenėje. Už ką jisai buvo konkrečiai apkaltintas ir kodėl jisai buvo? Apkaltintas konkrečios bylos. Ruošiausi, neprisiruošiau, žinoma, gal kada prisiruošiu paskaityti jo bylą. Taip toliau byla buvo nereikalinga. Kaip, kokia konkreti byla. Būtent tėvuko atveju. Atsiprašau. Žinau vieną bylą tėvukui sudarė Šleginas. Daugiau nežinau ko šitų, bet tėvukas atsimeni visą gyvenimą Šleginą. Nei laipsnių nieko nėra. Bet kaip, padėjo prieš jį tris bylas. Jos 3 skirtingos bylos. Pasirink, kurią nori. Sąžiningai sakau, čia visos po 10 metų. Pasirink, kurią nori ir pasirašyk. Čia tavo kaltė yra, nėra, čia niekam absoliučiai nerūpi. Ar galima sakyti, kad jisai buvo apkaltintas savo veikla, kad jisai buvo pašto viršininkas? Taip, smetoniškas inteligentas. Ir buvo pasakyta vienu žodžiu, irgi neatsimenu iš kur tas, aš tą smetonišką, Šlegino žodžiai, aš tą smetonišką inteligentą patvarkysiu. Ir patvarkė, žinoma, tardymai. Klausa, apkurtų tėvas nuo mušimų, daužymų. Ar jisai pasakojo tuos įvykius? Iš kur žinote šitą informaciją? Čia kiek tėvukas pasakojo. Apie šitą, muša, perpila vandenį, nuvelta į kamerą. Vėl ir po to vienu žodžiu pasirašai, ką duoda. Pasirašyti ir viskas. Tai šitokius buvo bylos sudarė.
Kaip tie žmonės išgyveno lageriuose, kaip jie išsaugojo tą viltį, kas juos palaikė? Mama jau buvo Sibire, va šitą irgi va tokį, kaip ir sakiau, epizodai. Jau mama su močiute buvo Sibire. Ir tėvukas parašė laišką iš lagerių. Onutę gelbėk, mirštu badu. Būnant Sibire lagerį. Jos tremty. Mano mama labai gražiai siuvinėjo. O ten buvo kaip rusų buvo, aerouostai, aerodromai buvo, gamyklos buvo taip toliau. Rusės, skaitykim, šitų viršininkų žmonos, jos labai vertino šitą. Jom, kaip patikdavo. Ir mama po pamainos darbo. Į darbą buvo grįžna miškų pramonė. Medieną ruošdavo. Ir po pamainos grįžusi, ji per naktį siuvinėdavo. Per naktį siuvinėdavo ir va tos karininkų žmonos, lašinių gabaliuką duonos, taip toliau. Mama sudžiovindavo duoną, sukepdavo tuos lašinius, sulaistydavo taukais tuos cukorius vadinamus ir siųsdavo tėvui. Mano mama išgelbėjo tėvą nuo bado mirties. Tai tos rankdarbius, kaip suprantu, mama mainydavo į maistą, teisingai? O koks buvo kasdieninis jūsų mamos gyvenimas Igarkoje? Jau pasakojot, kad jinai turbūt miško ar ne pramonėje dirbo. Ką jinai ten darė? Kaip atrodė tas darbas kaip? Mama dirbo, lietuviškai išvertus ko gero būtų apskaitininkė. Učiočik. Tai išeitų apskaitininkė buvo. Jinai, kada buvo jau šičia, kaip sako, vieną pamoką Lietuvoje. Praėjau rusų kalbos. Tai yra alfabetą, raides susirašėm ir iš Tarabanijų į Sibirą. Dar vienas dalykas, neturiu dabar pavyzdžių, mamos raštas buvo labai gražus, ypatingai gražus raštas. Ir ji pati išmoko. Močiutė dirbo tenais prie plukdymų, panašiai, jau ji buvo apie 60 metų išvežta, kaip ir pensininkė, bet turėjo ir ji dirbo apskaitininkė. Būtent matuodavo kiek yra, nežinau, matyti nuotraukų, sumatuodavo, tikslaus darbo nežinau jūs. Bet vienu žodžiu apskaitininkė buvo, kadangi tai yra iš tikrųjų buvo lengvesnis darbas. Tai ir valioju, bet kaip akis į amžiaus galą, mama apako visiškai, nes prie 25 vatų lemputės, jeigu šitą įsivaizduojat, siuvinėti per naktį. Tai irgi, gyvenimas toks, 800 gramų duonos. Kol pareini pasiėmus, kaip sakydavo, po gabaliuką gnybi, praktiškai nėra. Daugiau nieko. Kažkiek tai pasikeitė tik po Stalino mirties. Kaip tremtiniai vadinu, po padvėsių. Kokie žmonės jums ar jūsų šeimai įstrigo iš tų metų? Ar tremtyje jautėsi bendrystė, ar viską užgožė baimė ir nepasitikėjimas? Kiek žinau iš pasakojimų, tai tikrai buvo viskas bendra. Neskaitant tą vietoj, bet buvo šventės, kalėdos, Velykos, šiaip mirtis, gimimas. Viskas buvo bendrai. Ilgus metus irgi dirbau, labai bendravo Jurbarke kunigas Mykolas Buožius. Kartu su mano tėvais tremty buvęs.
Nu, kai buvo, ir mišes laikydavo, ir tuokdavo, ir laidodavo. Taip toliau, ir va šičia labai bendravo grįžę jau. Bet ar tai buvo galima laisvai daryti? Ne, ar ne, norėjot ne. kažkaip Ne. slėptis? Nu, kaip toks, nu, koks įspūdis susidaręs. Nu, antitarybinių apsaugų viešpatį, nes važiuosi dar toliau. Bet šiaip, kaip čia jūs kada atvežė, tėvam pasakė. Kaip mano tėvukui lagerį irgi pasakė, čia jūs atvežti sunaikinimui, tiesiai šviesiai. Taip atvežta į Igarką, kaip atvežė, irgi tą patį pasakė. Čia jūsų namai, čia jūsų kapai. Viskas, jūs iš čia jau niekur nedingsit ir tokio, kad te ypatingų, nors ir buvo. Va. Mama pasakojo, nežinau, kelintais metais jau tremties, kada ją verbavo NKVD. Ją verbavo NKVD. Nu, būt stukačiau, kaip vadinam, šito pranešinėt, kas kur. Padarysim tavo vyrui geresnės sąlygas, taip toliau. Čia jau Igarkoj? Taip, jau Igarkoj būtent. Ir atsirasdavo ko gero tokių, tai sakys, tu nežinau kokie tenais, gal Lenino raštai, kada mama atsisakė, per kelis kartus atsisakė, sakė, trenki per galvą su ta knyga, nuvertau. Kai atsipeipeliavau, pasirašyk, kad niekam nepasakosi. O šitą, sako, pasirašysiu, vienu žodžiu iš grūdų. Šitaip mama nepasirašė, bet kaip sprendžia buvo, bet dainuodavau lietuviškas dainas, giedodavau himną, taip toliau, kadangi neatsirado, kaip nekeista, neatsirado vertėjų, kas išverstų. Bet būtent bent jau jų toj bendruomenė. Neatsirado vertėjų, kas išverstų, nu ir viskas praėjo normaliai. Gal pasakojo jūsų tėvai, kaip vykdavo ten tos šventės, kaip viskas atrodė? Nelabai. Nu kaip, susėdavo, vat, padainuodavo, pasikalbėdavo. Apie tėvynę vienintelis troškimas grįžti į Lietuvą. Tai, kaip suprantu, iš pokalbio jūsų šeima netikėjo ir buvo jau taip nuteikta, kad jau čia jūsų gyvenimas ir kapai, bet gal vis tiek buvo ta viltis, jog jie vis tiek sugrįš į Lietuvą. Ir kaip ta viltis, jūs manot, buvo puoselėjama, kai aplink svetima žemė ir nežinomybė? Nu, tas ir lietuvybės išlaikymas savo, ne vien tik tai, nes tautų kalėjimas buvo Rusija. Tenais įvairių tautybių žmonės, tarpusavyje sugyveno labai puikiai, bet įvairios tautos. Tarpusavyje sugyveno, nebuvo jokių pjautynių, ten nieko, jokių, tėvai bent nei žodžių neužsiminė, kad kažkas tai būtų. Su šituo labai puikiai sugyveno ir visi nori, visi bendri buvo nelaimės draugai. Šitos, kada ėjo į pabaigą, pradėjo gauti jau lietuviai pasus, tai yra atstatytos pilietinės teisės, galėjo išvažiuoti panašiai. Tam Lieso kombinate, kaip vadinu, miškų, kaip čia, kad planai iškelti tokie tenais, kaip štabeliai būdavo po 8-12 metrų, kaip tėvai pasakojo, aukščių taip toliau. Viskas kaip eina, kaip šičia, vienu žodžiu, kad planai jau žlunga viskas. Tiesiai šviesiai pasakė, juk sako, žinot, kad tremtiniai gauna pasus ir išvažiuoja. O vietiniai taip, būdavo problemų su vadinamais verbuotojais. Tai yra atvažiavę rusai, užsiverbavę, ar nuo kažko tai bėgs, ar panašiai.
tenais va tėvai pasakojo, kad netgi negavo atsipagiriojimui pinigų, į įmonės direktorių šovė. Šitų buvo, kriminalinių elementų buvo panašiai, bet kažkaip tai jie, ko gero, jie daugiau atskirai būdavo šitie, su šitais nebendravo. Pakalbėkim dar apie jūsų tėtį. Jisai lageryje praleido kiek metų? 10. Jisai gavo 10 metų. Norilsko lageriuose. Taip, Norilsko lageriuose išbuvo 8. Nes įvykdžius darbo planą 120% normą, viena diena užsiskaitydavo už 3. Tai tėvukas šitaip užsidirbo 2 metus. Net to, kad amnestija kokia ar panašiai. Kokius darbus jisai ten dirbo? Jisai dirbo pagrindas staliaus darbus. Po to ir Lietuvoje dirbęs, grįžęs jau dirbo iki pat išėjimo į pensiją. Kiek suprantu, jam ir patiko šitas, būtent staliaus darbus jisai dirbo. O kaip atrodė ta kasdienybė būtent lageryje, kaip tas kalinimas, kaip ta aplinka, gal pasakojo daugiau kažką? Kas aplinka? Kaip ir sakiau, bado mirtis pirmiausia, žmogus amžinai alkanas, amžinai šalta. Pareini šlapias iš darbo, rūkus džioviniesi ant savęs atsigulęs barake. Ir praktiškai jokios prošvaistės. Kaip pasikeitė kažkiek tai, kažkas tai pasikeitė, tik tai Stalinui mirus. Po to jau pradėjo aiškiai, kaip Stalinas mirė, kad jūs esat geri žmonės, tik suklydę, jūs perauklėti reikia. Taip toliau, kaip sakiau, atvežus iš karto, tai čia jūs atvežti sunaikinimui, nes jūs esat priešai. Tai po 8 metų jūsų tėtis jau nukeliavo Taip. Į Igarką. Į Igarką. Tėtis jau nebuvo tremtinys. Jisai, kadangi atsėdėjo savo, jis gavo pasą, viską paleistas, bet jisai parvažiavo pas mamą į Igarką, dar pagyveno jie porą metų, nes tikslių datų tai tikrai nežinau, bet 48 išvežė, o 58 jau aš gimiau. Tas tarpas, grįžus. Po jūsų gimimo šeima grįžo į Lietuvą, teisingai? Taip, 4 mėnesių grįžau, parsivežė mane 4 mėnesių. Ten irgi nežinau tiksliai, niekados nebuvo įdomu, neklausinėjau. Vienu žodžiu, kad gydytojai, kad paskui kažkaip tai, jeigu sulauksiu kažkiek tai metų, kad tas klimatas, kad neišleis, turėsiu sulaukti dar daugiau vyresnio amžiaus, vienu žodžiu, ar te metų, nežinau tiksliai šito visų reikalų, bet vienu žodžiu dėl to tėvai dar galvoju pasilikti, nes atlyginimai užsidirbti norėjo. Nes atlyginimus pradėjau mokėti normalius, nes šiaip tai mokėjote, praktiškai nieko nemokėjau, išskyrus davinį. Kada jau pasą turėjo tavo atlyginimą moka, visi šiauriniai viskas priklauso, tėvukai ir tai, kiek pabuvo, jie parvažiavę šičia Jurbarke, nusipirko namą. O gal pasakojo, kaip atrodė tas kelias atgal? Kaip jūs pasitiko tėvynę ir lengva buvo vėl įsikurti? Įsikurti kaip? Pirmiausia, grįžo į Raseinius. Girkalnį jie turėjo namuką. Namas, taip, dar vienas, grįžtam atgal dar į Sibirą. Dar vienas, išvažiuojant, norint gauti leidimą išvažiuoti ir pasą, pasirašyk, kad neieškosi turtų Lietuvoje. Kitaip neduosim. Neduosim vienu žodžiu, neduosim leidimą išvažiuoti. Taip, didžioji dauguma pasirašė,
Kai kurie nepasirašė, mano tėvai pasirašė, bet buvo, kurie nepasirašė ir pasiuskit. Nepasirašysiu, vis tiek juos išleido, kaip ir visus kitus. Ir tie, kurie grįžo nepasirašė, jie turėjo teisę ir jie atgavo bent dalį turtų, kurį buvo jiems ateina. O kadangi tėvukai pasirašė, norint įsidarbinti, reikia būti prisiregistravusiam. Norint prisiregistruoti, reikia būti įsidarbinusiam. Va šitaip į Lietuvą. Mes savukai, tėvukai iš Raseinių pabuvo kažkiek tai trumpai atvažiavo į Jurbarką. Mes čia savų laukiam, vienu žodžiu, irgi grįž mūsų, šituos ne. Kadangi tėvukai turėjo kažkiek tai pasitaupę, nusipirko neįrengtą namą. Ir viskas, jau jų yra nuosavybė, atėjo prisiregistruoti, va, nuosavybę turim. Nu jau tada jau reikia. Va šitaip. O kaip reaguodavo žmonės, kurie buvo pasilikę Lietuvoje, kurie neturėjo tos tremties patirties, į tuos grįžtančius? Kaip priėmė juos į bendruomenę? Įvairių buvo. Šiaip, vat, kaip aš vaikystėje panašiai, tai tas nieko nesijauti. Vat, vaikai žaidėm, mokėmės viskas daugmaž normaliai. Daugmaž normaliai buvo kaip. Tėvukus sekė. Vat buvo kaimynai, pavardžių dabar. Neminėsiu, vat kartu augom ir su jų vaikais viską ir ne kartą, ir aš pats ir pačiam nesupratau, aš tada dar be kita ko kame reikalas, kad po langais mūsų kaimynė susitūpus klausosi, ką tai vaikam, dabar jau aišku, buvo kaimynai, kurie buvo tokių, buvo kitokių, šalia gyveno vienuolės dvi, kurios iš vienuolynų buvo išvarytos ir namuką turėjo ir visą gyvenimą pragyveno. Toks gyvenimas buvo. Susom ir viskas. Tai vis tik grįžus jautėsi tas sovietinės valdžios, tarsi įtarumas ir gal šiek tiek priežiūra. Būtent konkrečiai, kad tau kažką tai pasakytų panašiai, šito bent aš nežinau. Nepasitaikė. Bet va, tas stebėjimas, taip toliau jisai buvo, bet matyt, tėvai galbūt ir pilnai suprantu juos, jie ir bijojo kažką tai. Bet kaip ir ta kaimynė, čia mūsų sibiriakai. Pabrėždavo. O šiaip visa gatvė buvo, su visais bendravo, nieko absoliučiai. Jokio nieko iš to niekas nedarė. Nei aukštino, nei žemino. Kadangi toks laikas buvo tokie, geriau patylėti dėl savo sveikatos ir gyvenimo, bet kad smerktų ten ar panašiai kažką tai, kad kas jūs čia liaudies priešai, niekados nebuvo. Ir nemanau, kad šitoj melo kiekvienas žinojo toj melo imperijoje, kas kur darosi. Jūs Kauno 9 forto muziejui padovanojate fotografijas, kuriuose yra užfiksuota jūsų mama Ona. Ką jums pačiam reiškia šie kadrai? Kaip tai yra tėvų gyvenimas. Ir istorija tam tarpe. Prisiminimai. Nes nuotraukų iš Sibiro nuotraukų ko gero daugiau yra negu čia. Nes šičia jau, kaip tenais galbūt norėjo šitą visą, kad liktų prisiminimas panašiai, o šičia ir tos nuotraukos yra didžioji dauguma jau po keletų metų įsikūrus kažką tai prasigyvenus, nes iš pradžių tai iš tikrųjų tai buvo, kaip yra baisu. O kas ten fotografuodavo tremtyje? O šito tikrai nežinau.
Tai patys tremtiniai, galbūt kažkas atsivežė fotoaparatą, gal ką. Ar šios nuotraukos jums padeda išlaikyti ryšį su tais įvykiais? Ar jos labiau liudija, toks tarsi liudijimas, ar šeimos relikvija? Nu, čia galbūt greičiau šeimos prisiminimai. Išlikti šito niekados nepamiršau. Šitų visų, kas galėjo laukti, vat kaip. Ką jūs matote, žvelgdamas į tas fotografijas, ar stiprybę, skausmą, liūdesį, ar pasididžiavimą, kaip kad? Tam gal greičiau pasididžiavimą, kad tėvai sugebėjo išlikti. Kodėl jūsų manymu svarbu apie tremtį kalbėti dabar, kai praėjo tiek metų ir kai vis daugiau jaunų žmonių apie tai žino tik iš vadovėlių? Todėl, kad nepasikartotų šitas, ką dabar mes matom, kas dabar darosi. Ir būtent dabar skaitau Orvelo 1984 kelintą kartą. Būtent šitas dabar gali šviestis, jeigu nesusijims pasaulis ir nesunaikins šito. Kaip jūsų nuomonė reikėtų apie tremtį kalbėti šiandien, kad ji būtų suprantama jaunai kartai, ne kaip istorijos faktas, o kaip gyva žmonių patirtis? Sunkoka šiaip. Šiuo metu jaunimas daugiau, kas informacinės technologijos, taip toliau galima būtų per šitą galbūt. Mano nuomonė, daleiskim, išlikimo žaidimas. Internetinis žaidimas, grynai išlikimo žaidimas, baltos meškos, raudonos žvaigždės ir herojus turi išlikti, turi praeiti panašiai kažką, tai galbūt ir kvailoka mintis, bet šitoks gali sudominti. Šiaip, neypatingai. Neypatingai dabar jau ir žinau jaunimo tuos poreikius, taip toliau. Šito anūkai dar maži. Ką norėtumėte pasakyti jaunai kartai, kuri galbūt nebejaučia to laikmečio realybės? Jaunai ir visiems, kas nemaitina savo kariuomenės, maitina svetimą. Tai ne mano žodžiai. Tai kiek prisimenu iš senovės Romos atėję. Bet šitą tai reikėtų visiems įsisavinti. Įsisąmoninti, kad kai žvelgiate į savo šeimos istoriją, kas joje jums svarbiausia šiandien? Ar skausmas, stiprybė ir viltis perduodama per kartas? Man svarbiausia, ko gero ir labai malonu, tas yra, kad mano tėvai sulaukė nepriklausomybės. Arvydai, ar dar yra kažkas, ko aš nepaklausiau, labai svarbaus iš jūsų tėvų pasakojimų jums, ką dar norėtumėt pasakoti? Sunku jau. Ir amžiaus netas atmintis, ilgoji atmintis, sako, lieka gerai. Kaip epizodas toks traukiny, kada tėvas šlapinasi į puoduką ir duoda vaikui gerti. Nes vaikas trokšta gerti ir šito nėra. Uždaryti, vežami, būtent šičia mano. Tėvukas apie etapus niekados nepasakojo, nes jau jie etapais vežė, niekados nieko nepasakojo apie tą vežimą ir kaip jis tenais atsidūrė. O šičia
tėvukas kaip laidodavo, tai yra į sniegą lagerį kalinius mirusius, sušalusius sukrauna, jeigu vasarą veža, kurtukas ant ilgų kotų ir kiekvienam į pakaušį, kad būtų garantuota. Iš bado ten žmonės daugiausiai miršta. Taip. Badas, gyvenimo sąlygos, taip toliau. Medicinos, kaip sakė tėvukas irgi, kaip ten ar skiepindavo, ar vaistų nuo kažko, tai kaip visus eilės sustatė, tas pats švirkštas, ta adata jau net šūvis būna kaip ant bukus. Paukštį nugarą, paukštį, sako, po to eini kažką įterpi, kad išvirk šitą, ką te darydavo, neaišku, bet vat, kaip ir pasikartosiu, iki Stalino mirties tai buvo sunaikinimui. Po Stalino mirties pradėjo kitaip galvoti, bet nebuvo, kai bylas peržiūrėdavo ir amnestija būdavo tik kriminalinė. Su kriminaliniais susitvarkė, kiek tėvukas pasakojo, irgi tik po Stalino mirties, šiaip atimdavo viską, siuntiniai ateidavo panašiai, saugodavosi. Kiek buvo gerai, kad buvo atskiri barakai. Bet ir tai, su kalėjimo viršininku, su lagerio viršininku, žinia, ateidavo kriminaliniai į barakus, atimdavo, ką geriau turėdavo, panašiai. Vienu žodžiu, fašistai sunaikinti. Dar vat kas iš tėvukų pasakojimų. Antro pasaulinio karo galbūt aidas panašiai. Tėvukų pažįstamas, buvęs tėvukas Kilimų iš Ukmergės, tėvukų pažįstamas kaip lageryje, dar vienas pradedu mėtytis jau smarkiai, sumontuosit galbūt kaip nors. Taip, buvo rusų karininkų daug. Papulkininkų, pulkininkų va tokių. Jų pasakojimas. Jau čia perpasakojimas iš trečių lūpų. Sutiko grįžus po karo su orkestru, su orkestrais, su gėlėm. Taip toliau, viskas, kaip ruskąją banę, tai yra pirtis privaloma, viską. Pirtis nuveda mus į pirtį, čia karininkų rusų pasakojimas. Nueinam į pirtį, viską, viso, einam iš šitos garinės lauką, o ten stovi du automatininkai. Nesako, per anas duris. O per anas duris lagerio bušlatai, lagerio kelnės ir į lagerį. Sako, dabar jeigu mes būtumėm, tai yra frontavikai, jeigu mes būtumėm žinoję šitą, mes būtumėm kitaip kariavę. Sėdėdami tam pačiam lagerį su tais pačiais ir visiems tas pats politinis straipsnis. Kodėl? Todėl, kad jie matė gyvenimą, kaip gyvena žmonės kitur. Nes nematant to nežinai ir kaip pasakoja, kaip dabar ir Šiaurės Korėjoje, kaip pasakoja, kad tenais viskas pas mūsų badas. Taip toliau nieko neturim, nieko, o žmonės uždaryti, jie nežino, jie tuo tiki. Tai va šitas irgi karininkų buvo. Buvo tėvuko irgi pažįstamas, kuris vadinamas įsidoičinimas. Tai yra jis kažkur tai gal kažkada tai turėjo, kažkur tai giminiai buvo vokietis. Jisai kaip trečios rūšies vokietis įsidoičino. Ir jį paėmė, jis įsidoičino, kad nešt motinį iš šitos gerovės šalies, kada atėjo 40-ais rusai, jį paėmė į armiją jau Vokietijos ir jisai Vokietijos armijoje tarnavo, papuolė į nelaisvę. Ir jis kaip vokietis, karo belaisvis, jis irgi buvo tam pačiam lagerį. Nes paskutinius belaisvius, nesilaikant jokių konvencijų niekur, rusai paleido tik tai 58 metais, kažkur apie 58-uosius. Metus išleido irgi kaip tu papuoliai, va šičia jau nueinam į kitą pusę, čia yra sovietų kariavimo būdas. Sako, kaip tu papuoliai į nelaisvę.
Vat būtent tu. Nes jisai nelaisvėje buvo, jis išvažiavo. Jisai patėjo, kiek žinau, į Vokietiją. Kadangi dokumentai tokie buvo, kaip sako, aš stoviu šarvuočio ant kalvos, su šarvuočiu. Eina rusai į ataką. Naura, kaip sako, su štikais. Aš pakeičiu kulkosvaidžių, vieną vamzdį perkaitų, antrą vamzdį, trečias irgi perkaitų, daugiau neturiu. Iš užlavonų krūvos, tai jūs įsivaizduokit, šito markių nesakysiu, neturi reikšmės, bet kaip kulkosvaidis šienauja ir iš už tos lavonų krūvos vėl naura, sako, aš jau nebeturiu ko šaudyti. Viskas paėmė nelaisvę, tai jie šitai paėmė. Ir taip atsirado lagerį. Kaip, jisai lagerį atsirado, kaip karo belaisvės, jis atsirado lagerį, taip toliau, bet kaip nevertinama gyvybė žmogaus, žmogus iš vis. Žukovo paprasčiausia, kaip atsiminimuose nerašė, bet yra kas baba опять naražajot. Tai yra moterys vėl prigimdys, nusičiaudėti ir ne moterys, bobos, nes čia yra skirtingas pavadinimas. Tai va tas pats ir Žukovas ir taip toliau, ir jie žmonėm kaip kilo tol, kol turėjo verbų darbą. Verbų darbas pradėjo mažėti ir pradėjo eiti velniop, o kaip tėvukas irgi. Tie patys raseiniai. Kartais va iššauka tas tėvukų pasakojimas. 40 jau atėjo rusai. Keitė pinigus 1 litas 60 kapeikų. Skaitos rusų labai, rublis labai aukštai. Ateina, kaip sakė, ir politrukas. Dar tuo momentu, kaip pasakyti, dar nebuvo konfiskuota, vienu žodžiu, pereinamasis laikotarpis į auksinį gyvenimą. Ateina politrukas būtent pažydelį į mėsos parduotuvę. Įsitraukia červoncų saują, sako, man dešros va šitos. Žydelis klausia, ar už visus? Nu taip, už visus. Žydelis atneša 1 glėbį, 2 glėbį, politrukas už revolverių, tu ką čia? Propaganda? Sako, kokia propaganda? Pasižiūrėk, 70 centų kilogramas. O kiek tu davei metų červoncų? Toliau Viduklį, geležinkelių stotis, būtent nes čia patas. Tas visas atvežė karininkų žmonas. Visi atvažiavo jos į tuos pačius Raseinius, taip toliau. Kaip mūsų kareiviai, rusų kareiviai jau būdami karininkai, sako, ką pas jūsų visi karininkai, kaip mūsų eiliniai kareiviai atrodė Lietuvos. Atvežė žmonos, kerzavi batai, vatinkos, vatiniais kelniais. Lietuvos karininkų žmona, jie dar porą tarnaičių turėjo. Tai vat atveždavo į Viduklę, organizavo iš Raseinių visus kirpėjus, siuvėjus, taip toliau, kad apsiūt pirmą vagoną, pirmą reisą kaip išleido, tai po to jau neišleido, kol nepaverti žmonėm kažkiek. Tai va šičia irgi, va šičia iš tėvų pasakojimų, va šitas visas kaip nežinojau, kaip ir yra faktas, iš tikrųjų tas faktas, nes tada tais laikais dar nebuvo, dabar, kada su kombinukai vadinami buvo, jeigu prisimenat moterų, kai jūs atėjo kaip su vakariniam suknelėm, jeigu į balių, į kažkur tai. Nežinojo, negali ir kaltinti, žmonės buvo ant tiek.
Arvydai, ar jūsų tėvai iš tremties parsivežė dar kokių daugiau fotografijų, kurias norėtumėt mums šiandien parodyti, ar gal kokių tai siuvinėtų, sakot, jūsų mama labai gražiai siuvinėjo? Gaila, bet siuvinėjimu, matot kaip yra, siuvinėjimas pagrindas liko ten.